Dantų balinimas viena saugiausių ir populiariausių estetinės odontologijos procedūrų. Yra galimi du balinimo būdai – tai balinimas namuose ir odontologiniame kabinete. SmileLab siūlo du balinimo būdus. Tai balinimo būdas Ultimate, kuomet balinamoji medžiaga aktyvuojama lempa, bei moderniausias balinimo būdas lazeriu. Abu šie būdai yra saugus ir efektyvūs, nežalojantis danties kietųjų audinių ir nesukeliantis emalio demineralizacijos, kadangi balinamojo gelio pH yra neutralus. Ši procedūra yra rekomenduojama prieš estetinį plombavimą, prieš dantų protezavimą. Dantų balinimo efektas priklauso nuo kiekvieno žmogaus individualiai. Jei žmogus laikosi burnos higienisto nurodymų, rekomendacijų, puikiai atlieka individualią burnos higieną, 2 kartus į metus atlieka profesionalią burnos higieną, balinimo efektas gali išlikti keletą metų. Taip pat labai svarbu prisiminti, jog balinimo metu šviesėja tik tai emalis, plombos, vainikėliai, laminatės savo spalvos nekeičia, todėl esant, pavyzdžiui, plombuotiems dantims priekinėje srityje, plombas teks keisti pagal naująją šviesesnę spalvą, bet tai galima atlikti praėjus ne mažiau 2 savaitėms, kadangi tik tai po 2 savaičių nusistovi dantų spalva. Saugus ir efektyvūs dantų balinimo būdai namuose yra balinimas individualiomis kapomis ir balinamosiomis juostelėmis. Balinant dantis kapomis, kapos ant dantų paviršių turi būti 3-4 valandas, o balinant juostelėmis 30 minučių. Dar vienas būdas pagražinti šypseną yra dantų papuošalas, kurį galite užsiklijuoti balinimo salone SmileLab. Tai yra visiškai neskausmingas ir danties kietųjų audinių nežalojantis būdas, užtrunkantis vos 10 minučių. Papuošalą galima pašalinti kada panorėjus ir jis nepaliks visiškai jokių žemių nutrūktų dantų.